Kodėl Jėzus kalba apie tarną, kuris dirba ir nelaukia ypatingo padėkos žodžio? Pagalvokime, netgi šiandienos perspektyvoje. Šiandien mes gyvename pasaulyje, kuriame visi trokštame įvertinimo, dėmesio, pagyrimo, o Jėzus sako, kai atliksi visą, kas tau bus pavesta, sakyk, atlikau viską, esu tik tarnas. Bet ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad žmogus yra nevertingas, visiškai ne. Priešingai, tai kvietimas suprasti, kad tikroji vertė, tavo vertė, slypi ne pasiekimuose, bet tame, kad priklausai Dievui. Evangelija šiandien man primena ir tau turėtų priminti tarnauti su meile, net jeigu niekas to nebepastebi. Nes tikroji laimė, ne plojimuose, o širdyje, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą. Klausimas šiandien, jeigu tik nori apmąstyk, nėra prievartos. Ar tarnauji dėl pripažinimo, ar dėl meilės? Paprasta, bet kartu baisiai sudėtinga. Gero apmąstymo, palaimintos dienos ir nesušalk, nes artinasi šalčiai.